Maišas obuolių. Vaikščiojo kiškis su maišu po mišką, uogų, grybų savo kiškučiams ieškodamas, bet lyg tyčia nieko nerado. Ir staiga žiūri, vidury žalios pievelės auga laukinė obelis. Visur pilna raudonšonių obuolių ir ant šakų, ir po medžiu prikritę. Nieko nelaukęs, kiškis pasistatė maišą ir ėmė obuolius rinkti. Atskrido varna, nutūpė ant kelmo ir karkė. Kar, kar, jeigu kiekvienas čia landžios, obuolių nebeliks. Kogi tu čia kranksi, tarė kiškis. Čia obuolių visam miškui pakaks, o mano kiškučiai namie alkani laukia. Prisirinko kiškis obuolių pilną maišą. Maišas sunkus, nebepakelia. Vargais negalais vilkte nuvilko jį miško keliu. Ir staiga jo galva įsirėmė į kažkokį minkštą daiktą. Pakėlė kiškis galvą ir apstulbo. Priešais stovi lokys. Ką tu turi tam maiše? Klausia. Kiškis atgavo amą, atrišo maišą ir sako: štai obuoliai, vaišinkis, dėde Loky. Lokys paragavo obuolio. Gardūs obuolaičiai, atsigaivinsiu, suriaumojo jis, grybštelėjo glėbin obuolių gerą grybšnį ir nuėjo savais keliais. O kiškis patraukė namo. Eina kiškis per mišką ir iš visų pusių lekia pas jį voveriukai. Visi choru čypsi. Didyti kiški, duokit obuolėlį. Nieko nepadarysi, teko vėl maišą atrišti. Pakeliui į namus kiškis susitiko seną bičiulį ežį. Kur eini dygliuoti? Paklausė kiškis. Va, išėjau pagrybauti, bet kad grybų niekur nematyti, tai ir vaikštau su tuščia pintine. Verčiau imk obuolių, imk, nesisarmatik, aš daug jų turiu, tarė kiškis ir prižėrė ežiui pilną pintinę. Išvilko kiškis savo maišą pievelėn, o ten ožka su vaikais pasivaikščioti išėjusi. Kiškis ir juos obuoliais apdalino. Ėjo kiškis ir labai pavargo. Prisėdo ant kupsto pailsėti. Tik staiga: dėkui, drauguži, pasakė kurmis ir nulindo į žemę. Kiškių trobelėje jau seniai visi laukia pareinant tėčio. Kad greičiau bėgtų laikas, alkaniems kiškučiams mama seka pasakas. Ir staiga kažkas į duris. Durys atsilapojo ir ant slenksčio pasirodė voveriukai, nešini pilna kraitele riešutų. Prašom, čia jums mama liepė atnešti. Sucypsėjo voveriukai ir nubėgo. Stebuklai, sušnibždėjo kiškienė. Atėjo ežys
su pilna pintine grybų. Ar šeimininkas namie? Paklausė jis kiškienės. Kad ne, kaip išėjo iš ryto, taip ir negrįžo. Ežys atsisveikino ir išėjo, o kiškienei paliko pintinę grybų. Kaimynė Ožka atnešė kopūstų ir ąsotėlį pieno. Tai jūsų vaikučiams, pasakė ji kiškienei. Stebuklai nesibaigė. Trinktelėjo ir atsidarė rūsio po grindimis dangtis ir iškišo galvą kurmis. ar čia kiškio namai? Paklausė jis. Taip, čia mes gyvenam, atsakė kiškienė. Vadinasi, aš teisingai pasikasiau. Apsidžiaugė kurmis ir kad ims mesti iš rūsio visokiausias daržoves. Morkas, bulves, burokus, petražolių šaknis. Linkėjimai kiškiui! Šūktelėjo baigęs ir pradingo po žeme. O varna vis karksi. Kar, visiems obuolius daliniai, o mane kad nors vienu obuoliuku pavaišintum. Susigėdo kiškis, iškratė iš maišo paskutinį obuolį. Štai, pats gražiausias, knabuk į sveikatą. Labai man čia reikia to tavo obuolio. Aš negaliu jų pakęsti. Kar. Matai, ką jis daro? Savo alkaniems vaikeliams tuščią maišą parneš. Aš tuoj atgal į mišką nubėgsiu ir vėl pilną maišą pririnksiu. Kurgi tu bėgsi, kvaišeli? Žiūrėk, koks juodas debesis atslenka. Bet kiškis nubėgo atgal į mišką. O kai atlėkė prie savo brangiosios obels, žiūri, pamatė vilkas kiškį, apsilaižė ir klausė. Ko tau čia reikia? Aš obuolių norėjau pasirinkti kiškučiams. Vadinasi, tu obuolius mėgsti. Mėgstu. O aš labai mėgstu kiškius. Suurzgė vilkas ir puolė kiškį. Va dabar ir pravertė kiškiui tuščias maišas. Tik vėlai vakare parkiūtino kiškis į savo namus. O troboje jau seniausiai kietai miegojo sotus kiškučiai. Tik tai kiškienė viena rymojo ir tyliai verkė savo kamputyje. Staiga sugirgždėjo durys. Kiškučiai pašoko. Valio, tėtis parėjo! Kiškienė pribėgo prie durų, žiūri ant slenksčio, visas peršlapęs stovi kiškis. Aš jums ničnieko neparnešiau, sušnabždėjo jis. Vargšeli tu mano, sušuko kiškienė. Ir staiga trobą sudrebino baisus smūgis. Tai jis, tai vilkas, užtrenkim duris, visi slėpkitės, suriko kiškis. Sužvangėjo stiklai, atsilapojo langas ir pasirodė
didžiulė lokio galva. Čia dovana nuo manęs, suriaumojo lokys. Medus tikras, liepinis. Rytą visa kiškių šeimyna susėdo prie stalo, o ant stalo ko tik nėra: grybų ir riešutų, burokų ir kopūstų, medaus ir ropių, morkų ir bulvių. Pikčiurna varna stebisi. Niekaip man galva neišneša, kaip iš tuščio maišo atsirado šitiek gėrybių.